Man dažnai kyla klausimas, ar teisingai elgiuosi leisdama sūnų į būrelius, kuriuos išrinkau jam pati. Taip pat neramina ir klausimas, ar teisingai įvertinu sūnaus pomėgius ir įžvelgiu potencialą. Manau, šie klausimai kankina daugelį tėvų. Pasižiūrėkime reportažą ir tikrai į juos rasime atsakymus. Kaip atskleisti vaiko gabumus? Atsakymo į šį klausimą nusprendėme ieškoti, kalbėdamisi su ne vieną knygą šią temą išleidusiu veidoskaitos treneriu Žydrūnu Sadausku. Dabartinį savo sūnaus norą lankyti krepšinį jis vertina kaip pereinamąjį etapą ir aiškiai mato, kad jo laukia kita profesija. Kaip tai suprasti? Netrukus pabandysime išsiaiškinti. Visi vaikai turi savotiškus polinkius. Ta prasme, vienas, sakysim, labiau yra linkęs į meną, kitas galbūt į sportą tą patį. Ta prasme, tai jeigu tėvai tai žino, į kurią pusę jų vaikas turi polinkį, tai jie turi tikimybę, ta prasme, paskatinti būtent tų talentų vystymąsi, ta prasme, ir tada vaikas gali kažką taip pasiekti šitam gyvenimui. Nuveikti tai, kas iš tikrųjų, ta prasme, daro jį laimingu visų pirma. Žydrūno nuomonė, kiekvienas žmogus turi savo pašaukimą. Kuo anksčiau vaikas ir jo tėvai tai supranta, tuo didesnė tikimybė, kad žmogus atras specialybę, kuri bus ne tik darbas, bet ir pomėgis. Tačiau daugelis tėvų eina įprastų kelių. Vaikams parenka tuos būrelius ir užsiėmimus, kuriuos siūlo ugdymo įstaigos. Kiek pasirinkimas atitinka vaiko norus, tėvai netrunka įsitikinti. Mažieji dažnai pareiškia, kad būrelio lankyti nenori. Štai tuomet tėvams kyla klausimas, ar iš tiesų jam ta veikla nepatinka, o gal tai tik kaprizas? Galima pasakyti, kur kokios srity netgi darbo, beveik tiksliai, ta prasme, žmogus turėtų būti pagal savo veido bruožus. Tai tas pats yra ir su vaikais, ta prasme, žiūrint į konkrečius vaikus, ta prasme, labai drąsiai jau galima sakyti tos pirminius parametrus, ta prasme, į kurią pusę vaikai judės. Nuo 3 metų mes jau turim tokį, kaip čia pasakyti, pagrindinį tokį rėmą, kuris dar formuojasi iki 11 metų. Nuo 11 metų mes jau turim galutinai susiformavusi žmogų. Kuo pas žmogų ilgesnis kaklas, to žmogus yra smalsesnis. Ir priešingai, ta prasme, kuo trumpesnis kaklas, to žmogus yra konservatyvesnis. Tai reiškia, jeigu tam vaikui, kuris paveldėjo iš tėvų arba giminės, sakysim, trumpą kaklą, tai jam reiškia bus labai sunku judėti iš savo komforto zonos. Jisai bus tas vaikas, kuris sako, aš nevažiuosiu į kaimą, aš neįsiu ten, aš neturiu draugų, ta prasme, ir pagal draugų skaičių mes jau galim nuspręsti, koks pasitas kaklas. Taip pat, ta prasme, tas vaikas, kuris lanko daug būrelių, jis tai greičiausiai turės ilgą kaklą. Tai reiškia smalsumas, ieškojimas visko, kas naujo, jisai gerai jaučiasi naujoje situacijoje. Pasak Žydrūno, jei vaikas turi mažą kaklą, tėvai turėtų jį mažai žingsneliais išvesti iš jo komforto zonos. Svarbu vaikus motyvuoti ir padėti suprasti, kad laimėjimas ar pasiekimas suteikia daug džiaugsmo ir pasitikėjimo savimi. Tad nugalėti baimės įmanoma ir tikrai verta. Kiek vaikas išmoks adaptuotis stresui, kalbant apie tą vaiką, kuris turi trumpesnį kaklą, tuo jam lengviau bus paskui gyvenime. Pavyzdys, dėl ko sakau, kad mano tas vaikas negali būti sportininkas, kaklas dar turi tokius parametrus kaip platus arba siauras. Kuo siauresnis žmogaus kaklas, kas, pavyzdžiui, dominuojančiai yra pas merginas, reiškia, tuo žmogus yra mažiau ryžtingesnis, galbūt netgi jeigu ekstra plonas, tai jau yra bailys ir panašiai. Visi vaikai nuo gimimo turi pakankamai plonus kaklus, kas yra normalu pagal gamtą. Kaip ir minėjau, nuo 11 metų jie jau ten plėsis ir panašiai. Bet, sakysim, pas maniškį yra truputėlį per plonas, kad prasme, to ryžto, kurio reikia sportininkui, tai reiškia, tų rezultatus, siekti pirmos vietos ir panašiai, pas jį tiesiog nėra. Neveltui yra sakoma, pasakyk, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu. Pasak veidoskaitos trenerio, kol vaikas mažas, jo draugų ratas nedidelis. Giminaičiai, tėvų draugų vaikai, vaikai iš darželio. Užaugęs, draugus žmogus renkasi pats. Tačiau kol pasirinkimą gali reguliuoti tėvai, reiktų pasistengti, kad bendraudamas su bendraamžiais vaikas tobulėtų. Žinoma, negalime vaikams uždrausti pasirinkti draugų. Jie turi bendrauti ir pažinti įvairius žmonės. Tačiau jei kalbame apie vaiko potencialius gabumus, tuomet reikia atminti, kad bendraudamas su stipresnėmis asmenybėmis jis tobulės. Aš drąsiai teigiu, ta prasme, kad kiekvienas vaikas yra gabus, kiekvienas, ta prasme, jisai kažkur tikrai yra unikalus ir ta prasme, tik reikia pamatyti tą, vadinkim taip, talentą. Tai vėl grįžtant, reiškia, prie tos pačios veidoskaitos pusės, iš to kampo žiūrint, žmogus veidą galima padalinti į 3 sritis. Tai reiškia, jeigu mes žiūrim nuo plaukų pradinės linijos iki antakių, mes čia turim smegenų sritį. Jeigu žiūrim nuo antokio viršaus iki nosios galiuko, mes čia turim jausmų sritį. Ir nuo nosios galiuko iki smakro apačios, tai mes turim jėgos. Žydrūnas mano, jei vaiko veide dominuoja jėgos pusė, geriausias pasirinkimas – sportas. Kuo platesnis žandikaulis, tuo geresnės vadovavimo savybės. Jeigu dominuoja jausmų sritis,
Tinkamiausia veikla vaikui - menai, baletas, šokiai ar dainavimas. Pavyzdys, jūs galite pamatyti pas vaiką, kad labai aiškiai išreikšti dvi savybės, tai reiškia tie patys jausmai ir jėga. Tai automatiškai mes jau čia gaunam kažkokį tai būsimą meno vadovą. Tai prasme, kuris bebūtų, jis turės vis tiek būti lyderis, netgi jeigu ir bus tam pačiam mene. Kiniečių šitie, reiškia, specialistai, ta prasme, veidos, kad jie labai tiksliai pasižiūrėjo, 100% pasako profesiją. Paklaida ten gali būti 2-3 profesijos, bet jos tarpusavy turi būti susijusios. Norėdami nustatyti vaiko potencialą, tėvai namuose gali atlikti nesudėtingą testą. Nupieškite namo kontūrus, pasiruoškite popieriaus, pieštukus ir žirkles. Dabar paprašykite savo vaiko iškirpti langą ir užklijuoti namo kontūruose. Vertinant, kaip vaikas kirps ir kur klijuos langą, galima pasakyti labai daug. Pavyzdys, reiškia, ta mergaitė, kuri ten labai ypatinga, kaip dėmesį į ornamentus, ten to lango gražumą ir visą kitą. Mes jau čia kalbame apie būsimą dizainerę, menininkę ir panašiai. Tarpsme, jai jau labai svarbu yra kažkokios tai konkrečios detalės. Pagal tai, kaip tiksliai vaikas ant to namo užklijuoja tą langą, tarpsme, galite pasakyti, koks pas yra erdvinis loginis suvokimas ir visa kita. Tai reiškia, žmogus, kuris, tiksliau, ne žmogus, o vaikas, reiškia, kuris labai tiksliai užklijuos tą langą, tarpsme, jaučia žmogus, kuris mato visą paveikslą, tarpsme, čia galbūt būsimasis yra vadovas ir panašiai ir panašiai. Vien tik tai iš tų langučių, sakau, jūs galite pasakyti pusę vaiko, tarpsme, to potencialo. Lygiaverčiai vaikai, ta prasme, tų pačių metų, tada labai aiškiai matosi skirtumai. Tai bus vienas toks maištininkas, ta prasme, kuris palauks, kol visi užklijuos, paskui ant viršaus visų klijuos. Kiek vaikų tie charakteriai, bet tame charakteryje yra pasakymas, kokia yra kryptis. Žydrūno nuomonė, labai paprasti dalykai gali pasakyti apie vaiką daug. Tai reikia mokėti pastebėti ir suprasti. Viso to Žydrūnas moko ir kitus. Tai sudėjus tos visus tokius dalykus, ta prasme, ir pasižiūrėjus tą patį žmogų, tu labai aiškiai gali matyti, ta prasme, 110%, kur žmogus turėtų būti. Klausimas toks, kiek suaugę žmonės sau leidžia kažką tai pakeisti, netgi suvokdami, kad jie ten kažkur tai jaustųsi geriau. Dėl to pas mus yra tas toks judėjimas link tų pačių vaikų, kad jie dar auga, jie dar nepasirinko ir idealus variantas, jeigu jie anksčiau truputėlį žinos, kas yra ta kryptis, kur jie galbūt labai gerai jaustus ir tėvai, sakysim, netrukdys jiems pasirinkti būtent to, tai mes galbūt turim potencialą turėti po tokį laimingą žmogų. Nes jeigu grįžtume atgal, reiškia, ir žiūrėsim į statistiką, tai daugelis žmonių dirba tikrai nemėgiamą darbą, 85%, ten pradėkime nuo tų pačių ten kalėjimų dar kažko. Tai kodėl? Viskas prasideda nuo pat pradžių. Tai prasme, jeigu žmogus ateina per gyvenimą, daužosi jame, ta prasme, nerealizuoja savęs, tai mes turim nelaimingą žmogų. Ir čia yra masinis reiškinys. Jau šiandien pat pasistengkime pastebėti, suprasti ir ugdyti savo vaikų gebėjimus, kurie ateityje džiugins ne tik juos, bet ir mus.